Jaunas vaikinas, Darius Ražauskas, gyvena be to, be ko regis negalėtų apsieiti daugelis jo bendramžių. Be televizoriaus, be viryklės, be dušo su karštu vandeniu. Viso to jis neturi, tačiau turi tai, ko daugelis mūsų galėtume tik pavydėti – laisvę. Daryti tik tai, ko trokšta širdis. Kai kurios šio jauno žmogaus mintys stebins, gal net šokiruos. Tačiau esame tikri, privers kitaip pažvelgti į tai, kaip gyvename. O dabar pabandykime sustoti ir bent akimirkai, bent mintimis nuklysti į visuotinės skubos nepaisantį pasaulį. Na, gal čia ir ne pasaulio kraštas, tačiau Lietuvos pakraštys tai tikrai. O gal taip atrodė dėl ūkų, rūko migla apgobusių Ročkių kaimą. Ir šiame siautulingos civilizacijos regis užkampyje gyvena Darius. Kai buvau mažas, tai tas pirmoji svajonė, pirmasis darbas lygtais buvo lakūnas. Norėjau būti didelio Boeingo lakūnas. Kažkada net vėliau jau darydamas psichologinius testus tyrinėjau, kodėl, ką daro lakūnas, kodėl, kokios savybės po to paslėptos. Tai visada man patiko skrydis, patiko laisvė, patiko kelionės. Prieš keletą metų jį, Kauno Vytauto didžiojo universiteto vadybos magistrą, galėjai sutikti su alaus bokalu ir cigarete rankoje. Vėliau sudarinėjantį gana sėkmingus nekilnojamojo turto sandėrius. Dar vėliau ištisą parą veikiančio triukšmingo jaunimo klubo direktoriaus kabinete. Kas tad galėjo nutikti? Kokios audros pajėgė jį išplėšti iš skubančio, betilsio lekiančio įprasto ritmo ir nublokšti čionai, tarp atrodytų sustojusio laiko plynį. Nes supratau, kad nei pinigai, nei garbė, nei vizitinė kortelė, ant kurios užrašytas direktorius, nė kiek laimės nepadidino. Nė kiek. Ilgai mąstęs, kuo labiausiai norėtų užsiimti, Darius pasirinko aplinkiniams neįprastą ir vartotojų švelniai tariant keistą kelią. Tapo žinios skleidėjų, savanoriu keliaujančių ruporų, nemokama vaikštančia reklama, skelbiančia žmonėms idėjas, kuriomis tiki ir žavisi. Viskas ateina iš kažkur, išeina kažkur ir tai labai yra įdomu. Ir man tas suvokimas nuo vaikystės, kad aš esu ne tik kūnas, jis buvo ir visada norėjosi klausimų. O tai iš tikrųjų, kas aš esu, kur aš einu, koks mano gyvenimo kelias, kaip tapti laimingu, kas yra laimė gyvenime ir taip toliau. Atsakymų į jam rūpimus klausimus Darius ieškojo knygose, vienumos kelionėse, bendravime su panašius klausimus keliančiais žmonėmis. Lyg grinuolius apvalė nuo apnašų gerokai primirštas gyvenimo tiesas. Jeigu žmogus savo laimę, savo vidinių suvokimų laimę galvoje sutapatina su išoriniais šaltiniais, kas tai bebūtų, kitas žmogus, pinigai, mašina, namas, garbė, šlovė, darbas, visai nesvarbu, kas tai būtų. Žodžiu, išorinis šaltinis. Tai yra tik kita kančios forma, nes tik laiko klausimas, kada jis tą išorinį šaltinį praras arba jis pasikeis. Kad jeigu žmogus neturi gilesnės prasmės, jam nėra kažkokio tarnavimo, nėra davimo. Nes jeigu mes tik imam, o neduodam, tai dažniausiai mums pradeda persekioti įvairiausios nelaimės, ligos ir taip toliau. Ir kas svarbiausia, psichologinis nepasitenkinimas, kuris priveda prie įvairiausių sutrikimų, kaip po depresija ir panašiai. Kas vėlgi trumpina, aišku, mūsų sveikatą, nes išsiskiria įvairūs negeri hormonai, medžiagų apykaita sutrinka ir taip toliau. Kaip žmogui siekti laimės? Tai pirmiausia, suvokti, kad jinai visada yra su mumis, jinai yra čia. Jinai yra mumyse. Laimė yra viduje. Laimė yra širdyje. Prieš porą metų Darius metė miestą. Išsinuomojo atokiame kaime Palaikę Gričiukę, nusipirko Tyrlaukiuose sklypą. Šitą karkasą pastačiau lietui lyjant, kažkada pagautas įkvėpimo. Idėja tai buvo, jisai nepabaigtas, viršui dar reikėtų sujungti, kad visas jis turėjo būti apaugęs vynuogių pavėsinę. Bet vėliau pamačiau, kad šita vieta yra labai gera šitam sklype geografiškai ir greičiausiai čia išdygs namelis. Nes vėjas čia neužpučia, šiaurinė pusė užstoja kalniukas, sniego čia daug neguli. Ir šitos vietos atsiveria labai puikus vaizdas. Taip, jeigu čia bus namelis, tai čia ir žmona atsivesi. Tikrai taip.
Bemaž nunykusi Ročkių kaimą esantį Lazdijų rajone, naujam gyvenimui, šiandien ketina prikelti tokie kaip Darius entuziastai. Laisvų žmonių bendruomenė. Netrukus suvažiuosite čionai iš didžiųjų Lietuvos miestų. 11 jaunų šeimų. Verslininkai, dizaineriai, programuotojai, pavargę nuo miesto šurmulio ir panorę gyventi arčiau žemės. Kitas kalnas jis irgi yra skirtas bendruomeniai, irgi tai jisai bus paliktas jau be pastato, tuščias, grinai ateiti pasigrožėti, nes jis vienas iš aukštesnių apylinkė ir matosi labai toli visas pusės miškai, pelkės. Tai tiesiog palikti žmonėms pasigrožėti, ateiti, pamedituoti, švenčių progą ten per joninės ir panašiai užsikurti laužą, padainuoti. It įsimylėjęs Darius pasakoja apie tai, kad šio kaimo apylinkių tvenkiniuose gyvena 3 gulbių šeimos. 40 gervių. Gali pasilabinti su baliniu vėžliu, o vasaros naktimis tarp gudobelių ir kriaušių ištiestame hamake skaičiuoti krintančias žvaigždes. Taigi natūralu, kad kiekvienas gyvis gamtoje ilsisi. Kiekvienas. Mes irgi, mūsų kūnas pavargsta, dieną stipriau padirbom, jaučiam, pavargom, viskas, reikia prisėsti, pailsint rankas, kojytės. Lygiai taip pat reikia smegenim pailsėti, čia irgi organas, lygiai taip pat reikia širdžiai pailsėti. O kaip pailsi širdis? Jinai visą laiką plaka, jos nesustabdysim. Jinai pailsi, kai gauna džiugius, gerus jausmus ir emocijas. Atilsių širdžiai ir protui Darius vadina visų pirma gyvenimą santarvėje su pačiu savimi. Būtent ten, kur norisi būti. Kad ir kaip keistai, kam tai beatrodytų. Ir visa širdis ir nori čia įleisti šaknis ir įsikurti. Ir kaip jūs sakot, žmoną parsivesti su laiku. Kada anot Dariaus pailsi nuolat plakanti mūsų širdis? Kas, kokios mintis ir veiksmai suteikia atilsį mūsų protui? Kur ieškoti laimės ir kodėl kartais tampame panašus į žiurkėnus? Atsakymai į šios klausimus po trumpos pertraukėlės. Laida Gyvenimo spalvos ir pasakojimą apie Darių. Visai neseniai metusi miestą ir išsikrausčiusi gyventi į Lazdijų rajoną, atokų Ročkių kaimą. Kas jauną žmogų privertė miesto šurmulį pakeisti į gyvenimą be patogumų? Ir ko iš šio žmogaus galėtume pasimokyti mes, nuolat skubantys ir lekiantys? Dariui pasisekė, kad gimė tokiu metu, kai jo pažiūros ir gyvenimo būdas jau nelaikomi pavojingais pavyzdingų visuomenės narių protams. Kai viso labo prieš 30 mečius savo idėjas būtų galėjęs skelbti nebent likimo draugams, kuriame nors šalies beprotnamyje. Tas jausmas viduj, kad tu esi žmogus, tu nesi sistemos sraigtelis, tu nesi dalis kažko didelio ir priklausomas nuo kažko. Kad tu esi žmogus, tu esi nepriklausomas, tu gyveni ir gyveni todėl, kad kurtum, džiaugtumės ir kitiems suteiktum daugiau džiaugsmo, šviesos. Tada kiekvieną rytą yra malonu atsikelti, kai tu dirbi darbą, kuris tau teikia prasmę. O ne todėl, kad atsikeli ir eini į darbą nuo 8 ir 5 tam, kad vėliau nueitum į Maksimą, nusipirktum sosiskų ir dar apmokėtum paskolą už gelžbetoninę dėžutę, kurią vadinam butu, kurioje turi gyventi ir esi pririštas prie mokesčių. Kodėl visi jaučiamės, kažko trūksta, nes esame ne savo rogėse, dirbame ne pagal savo pašaukimą. Atrodo, ir aš dirbau ir tą, ir aną mieste, ir pinigų buvo. Kartais net pavykdavo, padarius gerą sandėrį nekilnojamam turte per dieną uždirbti virš 3000 litų per vieną dieną. Atrodo, bet laimės nebuvo. Atrodo, gerai, yra pinigai, čia gali kažką nusipirkti, išleisti. Tie vieną dieną pinigai yra, kita nėra, nes kai kyla atlyginimas, kyla ir norai, išlaidos, vartojimas. Ir galų gale suvoki, kad kiek tų pinigų bebus, jie vis tiek laimės didesnės nesuteiks. Kiek jau tu buvai laimingas, tiek ir esi. Tiesiog turi daugiau daiktų ir dar turi daugiau netikrų draugų, kurie draugauja su tavim dėl pinigų. Laisva valia pasirinkęs savo gyvenimo būdą. Darius keliasi 3 ryto. Bet kokiu oru neria į netoliese esantį prūdą, kuria krosnelę ir laimės linkėjimo malda pradeda dieną. Skubantis, lekiantis žmogus kasdien man labai primena žiurkėną bėgantį narvelyje, ratelyje.
Tiesiog bėga ir bėgdamas dažniausiai užmiršta net prasme, dėl ko jis bėga. Tai tampa įpročiu. Tai tampa įpročiu ir pomėgiu. Ir mes patys dažniausiai nepastebim, kaip tampame tai žiurkėnais. Tai kartais yra labai sveika truputį tą tempą sulėtinti, pristabdyti, pailsėti. Nebūtina tai daryti radikaliai. Nebūtina išsikraustyti į kaimą, nebūtina gyventi kažkokioje ekobendruomenėje. Ramybę galima susikurti ir turėti mieste. Tiesiog reikia daugiau skirti laiko savo, daugiau skirti laiko savo pomėgiams, hobiams, atsipalaidavimui, draugams. Daugiau laiko skirti savo sveikatai, daugiau laiko skirti savo artimiesiems. Ir tada nereikės lakstyti pas psichologus, sirgti depresiją, gerti įvairiausias tabletytes. Arti 100 hektarų išpirktos Ročkių žemės vasarą atgyja ir suvešė ne tik žaluma. Iš skirtingų Lietuvos kampelių čionai traukia kitokio, galbūt grynesnio, tikresnio gyvenimo išsiilgę žmonės. Čia rengiamų susitikimų nepavadintume nei paskaitomis, nei seminarais, tiesiog pokalbiais. Nuolatinėme bėgime pasiklydusiems, primenančiais, kas esame. Kaip ir ugnis, taip ir kiekvieni namai nebūna be dūmų. Į tos dūmus nereikia susikoncentruoti. Jie visada buvo ir bus. Kiekvieno mūsų laimė ir šiluma priklauso nuo to, į ką koncentruojamės. O ugnis tai meilė. Aš kiekvieną rytą ir vakare linkiu žmonėm laimės. Tai labai apvalo iš vidaus ir padeda protui nusiraminti. Formulė labai paprasta. 4 žodžiai, tarsi mantra. Aš linkiu laimės visiems. Aš linkiu laimės visiems. Ir jums taip pat. Kiekvienas ryte ir vakare prieš miegą tai pasakė. Tiesiog apvalome save ir miegas gali būti dar ramesnis. O diena, rytas prasidėti kitaip. Aš linkiu laimės visiems. 4 paprasti žodžiai, kurie it kodas dienos pradžiai ir pabaigai, ir štai pasaulis jau būtų gražesnis. Gera sutikti žmonių, kurie tuo tiki. Mes baigdami laidą ir dar kartą sveikindami jūs su naujaisiais metais, labai linkime, kad šiemet ne tik išgirstumėte daug gražių žodžių, patys nepamirštumėte prisipažinti meilėje arba palinkėti laimės. Svarbiausia, kad nuveiktumėte daug gražių, kilnių darbų. Gerų metų ir iki